Vrublevskių bibliotekoje Lietuvos mokslo akademijoje atrasta buvo pirmosios lietuvių gimnazijos dabartinės Vytauto Didžiojo dokumentai, tiksliau surasti, tai yra 1915 m. rugsėjo 26, spalio 16, būtent tie dokumentai, kurie liudija apie gimnazijos steigimą arba jos atkūrimą, bet jau lietuvių dėstomąja kalba, lietuviškais vadovėliais. Steigėjai paskiriami Basanavičius, Biržiška ir Gaidelionis, Biržiška Mykolas, o gimnazijos steigimu rūpinasi nukentėjusiems dėl karo Šalti draugija. Gimnazijoje dirba Aleksandras, pakviečiami dirbti Žmuidinavičius, Stulginskis, Smetona ir kiti to meto inteligentai. Spalio 9 Biržiška sukviečia Vilniečius, lietuviškai kalbančius, ir spalio 16 dieną, 9 dieną į Lietuvių mokslo draugiją kreipėsi Basanavičiaus vadovaujama patvirtinti mokytojų sąstatą ir 16 dieną sekmadienį pradedamos pamokos Gurevičienės bute buvusioje Rusų gimnazijos patalpose Pinamovo dvare. Ieškoma buvo pakankamai senai, direktoriai ieškojo apie 20 metų, bet tačiau aš tikrai nesitikėjau, kad čia. Tik tai įtariau, buvo peržiūrėti Basanavičiaus rankraščiai ir peržiūrėjus Biržiškos rankraščius buvo užsiminta apie būtent šią draugiją, tačiau šios bylos nebuvo nurodoma kartotekoje kortelė, ar buvo išimta ar pamesta, bet greičiausiai tam tikrų struktūrų buvo išimta, kad jos nebūtų būtent tie pirmieji lietuviški protokolai ir tada padedant istorikų gerbiamas Perskinis buvo rasta būtent tie, nes jinai buvo rengusi pranešimą konferencijai. Ir patikrinus, radom būtent tuos protokolus, ir tada mes pasėdėjo, nes rengiama yra knyga ir paroda buvo rengiama. Atvertėm ir radom būtent tuos protokolus, kurie liudija, kad 1915 Vilniuje Basanavičiaus gatvėje, dabartinė Basanavičiaus Mindaugo kampas, pastate pradeda veikti pirmoji gimnazija. Buvo renkamasi daug patalpų, bet ten pasirinkta 100. Mokyklos istorija taip paliudija tiksliai, kad yra 100 metų ir kad pirma lietuvių, ne Lietuvos, bet lietuvinis, kaip žinia, Lietuvos nebuvo, bet lietuvių ir lietuvių dėstomąja kalba. Ir tai paliudė, kokios asmenybės dirbo. Ir paliudė, kad būtent nuo čia prasideda lietuviškas gimnazijos, kaip Biržiška teigia, 4. etapas.